gerbiama Vita. Labą dieną. Esu Rokiškio rajone, gražiame Kriaunų miestelėje. Turbūt reiktų sakyti Kriaunos miestelėje. Ne, upė Kriauna, o miestelis vadinasi Kriaunos. Gerbiama Vita, jūs esate ir kultūros specialistė darbuotojai, taip? Taip. Ir dažnai matau jūs socialiniuose tinkluose daug veiklos ir panašiai. Ypač man patinka jūsų tos tradicinės šventės susiję su etnokultūra. Kodėl tai reikalinga? Tai reikalinga, kad mes nepamirštume mūsų šaknų. Iš tikrųjų, mūsų protėviai, mūsų tėvai, mūsų seneliai buvo labai išmintingi. Ir jie mokėjo iš nieko pasidaryti visus darbus, visus įrankius darbam reikalingus, kad turėtų kaip išgyventi, kad būtų pasipuošę, kad būtų jų namai jaukus, gražus. Tai va, jie buvo labai išmintingi. Mes kažkaip dabar to civilizacijos tėkmėj prarandam šitą išmintingumą. Tai būtina, kiek mes turim dar tų galimybių, kiek turim tų žinių, labai būtina jas skleisti, kad nors dalelytė jaunimui liktų tos išminties. Jie dabar kita išmintim vadovaujasi, bet mūsų šaknų, mūsų protėvių išmintis yra labai svarbi. Kaip išmintingai pasakėte, ir šiandien Kriaunų miestelis švenčia 520 metų jubiliejų. Tai turbūt yra sukauptos irgi tradicijos. Taip, mes nuo tada, kai šventėm 500 metų Kriaunos šventė jubiliejų, nuo tada mes pradėjom kiekvienais metais turėti tradicinę šventę ir visą laiką vadiname Kriaunų miestelio gimtadienis. Ir skaičiuojame, taip skaičiuojame ir kol atskaičiavimą dabar iki 520 gimtadienio. Taigi šitos šventės tradicija siekia 20 metų. Kuo ypatingas šis miestelis istoriškai? Istoriškai ypatingas jisai yra tuo, dabar mes palėtėm tokią neišnagrinėtą gyslą. Iš tikrųjų, Kriaunų miestelis ypatingas, nes jis išaugino net 12 aviatorių. Tai ne tai miestelis, bet Kriaunų apylinkės 12 aviatorių. Ir tos tradicijos tęsiasi. Pradžia yra pirmas lakūnas, karo majoras, Lietuvos armijos kūrėjas savanoris Jeronimas Garolis, kuris gimė Petrešiūnų kaime, Rokiškio rajone, Kriaunų parapijoje. Ir dabar jau yra nauja karta išaugusi ir tęsia tas tradicijas. Tai šiandien bus kaip tik 15 val. Susitikimas su aviatoriais arba tų jau mirusių aviatorių šeimomis. Ir taip bus labai gražus pabendravimas ir turim pristatyti filmuką, esam sukūrę apie pirmą mūsų aviatorių, apie šaknis, apie pradžią aviacijos ir tęsėme filmuką toliau apie dabartinius aviatorius ir jų pasiekimus. Šiandien kviečiu visus kartu pasinerti į laiką. Čia vyksta dokumentinio filmo apie Kriaunų krašto aviatorius pristatymas ir istorijos visas pasakojimas. Kaip puiku, daug žmonių. Daug aviatorių iš šio krašto, net 12. Ir Kostaičio aviacijos instituto įkūrėjas iš šio krašto taip pat. Na, žinai, kaip puiku matyti tiek daug žiūrovų, aviatorių, suvažiavusių iš įvairių Lietuvos kampelių. Taip, ir pavadinimas netgi šios šventės jubiliejaus yra Svajonė kilkit, ar kaip? Svajonės kilti. Taigi visiems tas aviacijos noras, tas kilti prasideda nuo svajonės. Tai kaipgi kitaip galėjom pavadinti? Svajonės kilti. Viskas prasideda nuo svajonės, nuo gražaus noro. Labai jums ačiū, gerbiama Vita. Ką palinkėtumėte šio gražaus krašto žmonėms? Nenustot svajoti. Nesvarbu, kiek turim metų, kokio amžiaus esam, kokios sveikatos, nesvarbu. Mes turim turėti tikslą, turim turėti gražią svajonę, o jeigu labai nori, tai išgirsta visata, išgirsta Dievas ir viskas išsipildo. Na, aš su šiais gražiais palinkėjimais sakau iki pasimatymą, gerbiama Vita, nes mes šiandien susitiksime ir ant šios gražios scenos, kurią jūs taip gražiai puošėte. Matau, atvyksta darbai
Yra jaudulio? Jaudulys tik tai toks yra labai malonus, kadangi laukiam labai daug svečių, labai daug aviatorių ir labai dabar žiūriu ir geriuosi į karpinį, kurį padarė irgi vieno mūsų aviatoriaus Mariaus Kirstuko sesuo. Jis 3/6 toks didumo karpinys su mūsų miestelio šventės simbolika ir su lėktuvais, beveik tikrais lėktuvais. Einam pasižiūrėti. Aš iš tolo jau matau mėlynam fone 3 lėktuvėliai ir štai pirmą kartą Kriaunos miestelis paminėtas 1505 metais. Štai kaip. Prasminga tiek sulaukti metų. Prasminga. Kiek metų čia gyvenate? Aš gyvenu nuo pat gimimo. Mano šaknys yra tas pats Petrešiūnų kaimas, Kriaunų parapija. Ir ten mano protėviai gyveno. Ir ten aš net negaliu suskaičiuoti, kiek kartų visi prie Petrešiūnų piliakalnio. Aš irgi tęsiu tas tradicijas, gyvenu ten ir niekur nenoriu gyventi kitur. Ir labai tikiuosi, kad kažkas iš mano vaikų irgi paveldės tą vietą ir bus to Petrešiūnų kaimo ir gyventojas, ir piliakalnio saugotojas. Na, matot, aš su jumis atsisveikinau jau anksčiau ir kažkaip žiūriu, kad Šarknickas Robertas toliau jūs kalbina. Kaip čia dabar suprasti, kodėl tai vyksta? Tikriausiai mes abu labai šnekus. Nemanau. Manau, kad mes labai patriotai esame, kad nesustojam kalbėti vis. Jo, patriotiškom temom mes galėtumėm tikriausiai ir iki ryto kalbėti. Tai dar atsiremkite, pakalbėkime. Dar matote, žmonės ruošiasi, turime to laiko, iki 18 valandos dar yra to laiko. Ar gražus jums šis kraštas ežeringas? Nepaprastai gražus. Jisai yra apsuptas ir Sartų ežero, ir dar daugybės kitų mažų ežerėlių. Teka upė Kriauna, visai šalia miestelio, tai nuo upės pavadinimo, aišku, ir pavadinimas yra kilęs. Ir turim labai žalią miestelį, daug gamtos, daug žalumos, daug piliakalnių aplink supą, aplink Kriaunas. Netgi buvo tokia viena teorija, galbūt ir pavadinimas yra kilęs ne nuo, sakykime, upės pavadinimo, bet nuo Kariaunos, kadangi labai daug piliakalnių aplinkui. Ir vienas žmogus tokią teoriją išvedė. Sako, žiūrėkit, čia lyguma, aplinkui piliakalniai, anksčiau tai kai žmonės gyveno, turėjo atsikariauti tuos piliakalnius, puolančius juos priešus atremti. Tai čia rinkosi Kariauna šitoj lygioj vietoj, šitam lygiam miestelio toj zonoj. Tai, čia pamastymui, bet irgi labai graži tokia teorija, galbūt galima įžvelgti. Įdomiausia, prieš ruošiantis šią medžiagą video reportažui, skaičiau, kad čia buvo pakrikštytas poetas Antanas Strazdenis. Taip. Jisai irgi gimęs yra Kriaunų parapijoje, tada vadinosi Astravo kaimas, dabar yra Margėnų kaimas ir jis pakrikštytas yra Kriaunų bažnyčioje. O ten, kur jisai gimęs, yra toks žymintis tą vietą paminklinis akmuo. Tai Kriaunas gali didžiuotis, turi ypatingą legendinį žmogų istoriškai. Istoriškai taip, labai galim didžiuotis ir tuo didžiuojamės tikrai. Yra koplytstulpis pastatytas Antanui Strazdui, yra visa jo giesmė Pulkim ant kelių, ant to koplytstulpio visa giesmė yra išdrožta ir tuo senoviniu raštu, kuriuo jisai sukūrė tą giesmę. Tai va, čia atvažiuojantiem žmonėm būtų tikrai, man rodos, įdomu pamatyti tokį meno kūrinį. Labai prašusi kažkokios tada informacinės rodyklės nuo pagrindinio plento į Kriaunas, kad yra ir skulptūra, ir čia jis buvo pakrikštytas. Toks traukos, lyg kultūrinis būtų dalykas įdomus. Taip, tikrai būtų ir manau, kad va šitoj vietoje mes dar turim ką veikti, mes turim čia pasitemti. Nieko, jūs ir taip pasitempę esate ir tiek daug gražių dalykų darote, viskas su savo laiku. Žygiuojant į jau kitą laikotarpį, kuriame mes gyvenome, tuo metu esant prie kitos valdžios, kur buvome, tuo metu kitoje santvarkoje gyvenome,
tai tarybiniai laikai. Ir čia taip pat gimė savotiškai irgi ypatingas žmogus, kuris buvo vienas iš Lietuvos CK sekretorių pirmųjų. Taip, Petras Griškevičius čia gimęs. Taip. Ir jo brolis, girdėjau, buvo kolūkio pirmininkas. Taip, tarybinio ūkio pirmininkas buvo, taip. Kuo jisai vardu? Albinas. Albinas. Ir kaip čia veikė tas gyvenimas, virė aktyviai? Taip, visą laiką gyvenimas čia virė. Čia iš tikrųjų labai yra aktyvūs žmonės. Jie labai energingi, aš sakyčiau. Jie su savo nuostatom. Jie yra labai išmintingi žmonės. Tai čia veiksmo visais laikais netrūko. Ir netrūksta tikrai ir dabar. Tada keliaukime toliau jau į dabartinius laikus, kai Kriaunų muziejui savo laiku vadovavo, dirbo žymioji Lietuvos Kriaunų ragana vadinama. Taip. Ir čia važiavo daug labai žmonių dėl to. Taip, taip. Ji yra ir to muziejaus įkūrėja, sumanytoja. Priminkite vardą pavardę jūs. Algimanta Raugienė. Raugienė, taip. Tai va, ne kiekvienas miestelis turėjo raganą, savo raganą. Tai žinokit, čia irgi buvo toks rodiklis ir traukos objektas. Tikrai tuo laiku daug nusitęsdavo eilių, mašinų netgi prie muziejaus, norėdami susipažinti su jie ir jos burtais, tuos burtus patirti, pamatyti. Tai žodžiu, buvo čia traukos tikrai objektas labai. Turbūt čia reikia atskiro kampelio muziejuje skirti jai turbūt, kad nenumirtų tas nenusineštų. Tikrai reikėtų. Nes dar gandai, žinokite, girdžiu dar apie juos vis, tai vienam kitam krašte Lietuvos. Kriauna, žinau, dėl tos raganos, sako. Taip, čia dažnai mes girdim tokią frazę ir kai būdavo kažkur koncertuoti su Kriaunų kapela nuvažiuojam, tai kai prisistatom, kad iš Kriaunų, tai iškart, tai girdėjom, čiagi Kriaunų ragana gyvena, arba gyveno. Tai va. Ką jinai tokio padarė, kad taip ėmė ir išgarsėjo? Ji buvo tokia neeilinė asmenybė, labai tvirto charakterio. Ji, nesvarbu, net ir prezidentui galėjo į akis rėžti, ką galvoja. Toks vienas įdomus momentas, o kitas jos būrimas kortomis iš kavos tirščių ir tas visas apsėjimas raganiškas. Ar jums teko naudotis jos paslaugomis? Tai žinoma, kaipgi aš šone būdama nepasinaudosiu. Ir ar pavyko, ar išsipildė tai, ką jinai išbūrė jums? Išsipildė, aišku, išsipildė. Išduokite kažką tokio, jeigu taip jau neslepiat. Nebent jau labai asmeniškai yra. Čia labai asmeniški. Tai neišduokit. Negaliu. Bet žiūrint į jūsų veidą, matant šypseną, tikėtina, kad jums pavyko. Taip. Miela Vita, labai ačiū Jums už šiltą, nuoširdų pokalbį. Ačiū Jums, Robertai, kad esate mūsų asociacijos narys, kad mylite Kriaunas, kad nuolat čia lankotės ir dalyvaujate mūsų susibūrimuose. Tikrai labai Jums ačiū. Kokie žodžiai. Gerai, kol nesusirgau žvaigždžių lyga, gražiai atsisveikinu su Vita ir paskui pakalbinsiu dar kitus svečius, žmonės, kurie atvyks į šią nuostabią šventę. Iki pasimatymo. Iki. Iš kurio krašto būsite? Jūs labai nuostabiai skaitot ir eiles, ir visą literatūrą. Labai nuostabu. Dėkoju Jums už gražų žodį. Seimo narys buvęs Jūs? Taip, dabar pertraukoje. Bet Jūs apie vaikų namus nuostabiai rašot. Knygą? Knygą. Irgi skaitėt? Knygą daugiau tik tai planuoju dar skaityti, bet aš apie tą knygą labai daug girdėjęs ir neprisiruošiu jos perskaityti. Nuostabi knyga. Dėkoju Jums. Iš kur būsite? Mes tai... Iš Duokiškio? Sesuo iš Duokiškio, aš Norvegijoje gyvenu. Va. Ir visą tai Norvegijoje girdėjot.
Taip. Dabar pasaulis mažas. Dabar pasaulis mažas, teisingai, socialiniai tinklai, tik reikia sekti, norėti viską. Svarbu noras bus, tai viską matys. Į šventę atvykote turbūt? Atvykom į šventę, pabūsim šventėj. Buvome muziejuje. Ir kaip? Ar patiko muziejus? Patiko labai nuostabus. Kuo jis įskirtinis? Savo aurą, savo apstatymo. Vedėja, ar kas Jolita? Jolita vedėja, atrodo Jolita, nebežinau, Violeta. Savo autentiškumu, galbūt. Jūs norime pakviesti į Duokiškio baladės, kurios vyks 27 dieną. Ir Kermošiaus onos šventos Duokiškyje. Liepos mėnesį? Taip, Liepos pabaigoje. Duokiškio baladės? Taip. Prašom. Ir Kermošius. Aha, taip. Vaidinsime Strazdelio teismą. Aš irgi vaidinu. Aha. 15 metai jau Duokiškio baladės vyksta. Aha. Mes vaidinsime 11 kartą. Jūs man parašykite į Messengerį šitą. Pakviesti jūs į šventę? Aha, Gerai. pasižiūrėsiu, ar leidžia man darbotvarkė ar ne. Ačiū Jums. Jūs esate mano Facebooko draugas irgi. Tai? Taip. Mes sekam, Taip. žinom čia. Supratau. Šarkos koks? Sielos šauksmas. Šauksmas. Sielos šauksmas. Šarkos sielos šauksmas. O jie, tu kokia knyga. Labą dieną. Labą dieną. Ar galėčiau Jūs truputėlį pakalbinti? Prašau, šiandien chaosas pas mus. Žinom, turi būti chaosas, šventėgi. Tai sveikinu Jūsų švente. Aš būsiu Robertas Šarknickas. Taip, pažįstam. Malonu. Ar galėtumėt prisistatyti? Aš Vijolė Pokienė, Kriaunų muziejaus darbuotoja. Malonu. Apie Jūs jau šiek tiek esu girdėjęs, gražių atsiliepimų, kad esate labai įdomi, charizmatiška, pozityvi, Ačiū. labai mylinti tautos šaknis. Ačiū, stengiamės. No. Ir esate iš čia kilusi? Taip, čia aš gyventi? beveik kriaunietė, netoli nuo Kriaunų kilusi, nuskaitau save kriaunietė. Ir kiek jau čia laiko dirbate? O, aš čia jau kitais metais bus 20 metų, kai šitą Jau muziejų. 20 metų. Taip, man tik 20 metų. Tik. O man tik 520 metų. O, tai labai Šiandien tinkam. atvažiavau švęsti. Gerai atrodo. Švęsim. Prieš Jūs čia dirbo? Prieš Garsioji. mane, taip, oi, žinokit, dirbo Algimanta Raugienė, tada dirbo Danguolė Žukauskenė, tada Gytis Grūzdas. Ir visi labai ypatingi buvo muziejininkai. Visi, tikrai. O ypatingi sekasi žmonės. Kriaunų muziejui. Sekasi. Ir žmonėms taip Ir pat. žmonėms labiausiai. Kiekvienas iš jų, kuris čia buvo, įnešė savo. Kažką labai svarbaus. Kuo svarbus Jums pačiai Kriaunų kraštas? Čia mano kraštas. Tai yra visos Lietuvos centras man. Va O. taip. Sostinė. Taip, sostinė. Gaunasi Pati širdyje gražiausia. sostinė. Taip. Tai Jūs ir tėveliai čia gimė? Taip, mes visi mūsų šaknys iš čia. Ir mano tėveliai, ir vyro šeima iš čia kilusi. Mes visi vietiniai. Kaip gražu. Kuo brangus šis darbas Jums? Labai įvairiais dalykais. Bendravimu su žmonėm ir nuolatiniu mokymusi. Nes tai reiškia, kad kažką tu moki, kažką tave išmoko. Ir tai vyksta nuolat. Nuolat ir per žmonės. Ir per žmonės, ir per daiktus, per bendravimą, per emocijas, per labai daug visko. Žiūrint į Jūs, jaučiu, kad eina labai graži, šviesi, rami energija. Kodėl Ačiū. Jūs laimingas žmogus, supratau. Galiu tai pasakyti. Didžiąją dalim taip. Taip. Ir būtent lemia, kad dirbate mėgstamą darbą. Taip, nes darbas turi būti mėgstamas. Į darbą turi eiti noriai. Taip. Tai yra ne tik pinigai. Taip. Tai yra viskas, visa kita. Ačiū Jums labai. Linkiu, kaip sakyti, ir tolimesnės tos kūrybos, nes muziejinis darbas, aš manau, kad yra kūryba. Jis labai įdomus darbas. Aš bet kuriam, kuris sako, kad muziejininko darbas įdomus, paprastai sakau taip. Ateikite vienai dienai į muziejų. Galėsit pasekioti iš paskos, pastovėti už nugaros ir pažiūrėti, ką mes iš tikrųjų čia veikiam. Taigi, mėly žiūrovai, kviečiame ateiti, atvykti ir pasižiūrėti, ką veikia čia muziejininkai. Iki. Ačiū Jums labai. Malonu, kad domitės. O Kriaunos, mielosios Kriaunos, šalia ežero, kur vanduo gieda. Jūs žydyt, jūs bręstate kaip gėlės, darbštus žmonės, kūrybos keliu žengia.
O Kriaunos, jūs mielosios Kriaunos, tavo sieloje šilto vėjo dainos, vandens blizgesys ir dangus aukštas, tavo žemė gyva, pilna svajonių. Kriaunos, tas miestelis mažas, bet didelės širdis čia auga. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas darbas priklauso šiai žemei, šiai vilčiai. O Kriaunos, mielosios Kriaunos, Sartų ežero bangos dainuoja ir mes visi tave mylim. Kriaunos, tu širdyje mus globoji. Labą dieną, gerbiama Lina. Labą dieną. Na, matau, stovim prie šio pastato buvusios mokyklos, kur yra ne viena čia įsikūrusi organizacija. Sartai mūsų kraštas asociacija, kitos bendruomenės, Kriaunų maltiečių vaikų dienos centras ir panašiai. O jūs pati esate ir Kriaunų miestelio neįgaliųjų draugijos pirmininkė. Pasakykite, kiek laiko vadovaujate ir kokia jūsų veikla? Jau vadovauju du metus, galima sakyti, bet gan lengvai sutikau vadovautis, nes anksčiau vadovavau Lašų bendruomenės pirmininkė. Man jauni ir pagyvenę žmonės patinka, aš moku su jais bendrauti, gan gerai sutarėme, keliaujame. Štai keliauju iš vienos vietos į kitą ir tikrai puikų žmonės duoda interviu, pasakoja apie savo kraštą taip gražiai, kad net už širdies tveria. O dabar šiuo metu aš lankausi Kriaunų miestelio bibliotekoje ir pakalbinsiu šios bibliotekos vedėją Rasą Stringytę. Taip? Labas, Rasa. Sveiki. Na, tai kaip gyvuojate, kaip čia sekasi jums šitam krašte? Kaip sekasi? Gyvuojam, dirbam, džiaugiamės šventę šiandien. 520 metų vis dėlto nemažai metai. Gražus metai, labai gražus. Kaip tokia miestelį, tai labai gražus. Miestelį su turtinga istorija, su labai gerais žmonėm. Ypač dabar, kai ruošiamės šiai šventėj, patyrėm, žinokit, nuostabų žmonės pas mus gyveno. Labai džiugu girdėti. Jūs esate iš šio krašto kilusi? Ne. Aš į Kriaunas atėjau 1990 metais baigus technikumą ir tada, kaip tik jau nepriklausomybės visi laikai, čia pradėjau dirbti, ištekėjau, čia gimė vaikai, kaip ir likau. Ir prisirišot prie šios žemės, iš kurios sunku jau išvažiuoti būtų turbūt. Aš buvau trumpam išvažiavus 5 praktiškai metam, bet čia grįžau ir dirbu. Kaip šis darbas jums bibliotekoje? Iš tikrųjų, bibliotekininkė svajojau dirbti nuo mokyklos laikų, nes mėgau labai skaityti ir taip susiklostė gyvenime, kad buvo namuose ten tokia problema, laukiau lėktuvo skristi į Angliją pas vaiką ir buvo skelbimas, kad reikalinga. Tai kaip vaikams sakau, niekad nebūna taip, kad visada blogai arba visada gerai. Tai jeigu kažkas yra bloga, bus tuo ir gerai. Taip susiklostė, kad netyčia. Aš žinokite, tai ką pasakėte, labai tuo tikiu irgi. Kartais tos problemos būna, kad užsitęsia ilgokai ir skauda, ir sunku, ir panašiai. Bet šiandien miestelio jubiliejus ir kiti renginiai, tai, kaip matau, ir kultūra labai jūs žavi. Aišku, aš iš vis esu žmogus, kuris, man reikia veikti, kažkas tai daryti, aš negaliu ramiai sėdėti ir reikia ir su žmonėm bendrauti ir turėsiu, kad tai, ką darau, kad būtų žmonėm gerai, kad jiem būtų gera, nuo to mano darbo, kad rezultatas būtų geras jiem. Esate laiminga? Tai matosi šypsenoje, nes dirbate tikrai mėgstamą darbą. Tai dar kartą sveikinu jūsų miestelio šventę ir linkiu neblėstančios kūrybos. Štai esame
buvusiuose kultūros namuose. Ir kas dabar čia veikia? Kas? Paroda. Šiuolaikinio meno paroda. Oho. Smagu, kad yra jaunųjų menininkų, kurie va tokiose erdvėse kūrė parodas. Labai šaunu. Na, kaip matome, tai buvę kultūros namai tarybiniais laikais. Vėliau jie, kaip matote, įgavo visai kitą vaizdą. Turbūt čia įtariu, kad veikia daug savo laikų meno kolektyvų. Keistas jausmas. Ypač tiems žmonėms, kurie čia gyveno, gyvena, dirba, tačiau jau į šios namus nebevaikšto, nes jie, kaip matote, yra nebefunkcionuojami, tačiau kažkas bando po truputį juos atgaivinti, žinoma, ne renovacijos formatu, bent jau parodos. Ir tai yra gerai. Kai čia organizuoja šią parodą? Ai, savanoriai? Supratau. Ir buvai įdarbintas. Kas autoris yra šios parodos? Gerai. Ačiū, sėkmės. Šiandieną yra jubiliejus Kriaunų. Mes patys gyvenam Bajoruose, 5 km nuo čia. Ir mes patys esame aktyvūs menininkai ir tiesiog sugalvojame kažką netoliese mūsų, kaip pasakyti, to invite guests, artists. Kaip įdomu. Tai šių rūmų yra, reiškiasi, savininkas, ar ne? Yra šeimininkas, bet jisai nieko čia nedaro. Tiesiog jau kokie 15 metų gal nereikia, nenori bet ką daryti ir to pačiu sako, čia tokie kultūros buvę namai, sako, tam ir turėtų būti skirti. Tai mes tokie pasiskolinam kartais savo idėjų. Sveikinu jūsų miestelio šventę jubiliejumi ir labai džiaugiuosi, kad prisidedate prie kultūrinio gyvenimo šiame krašte. Mes džiaugiamės, kad turim progą irgi. Kaip smagu. Ačiū. Gražios dienos jums. Jums taip pat, ačiū labai. Labą dieną. Labas. Aš Robertas. Malonu matyti. Kalbuosi su Kriaunų miestelio seniūne Akvilė Šaltenė. Tai sveiki. Visų pirma, noriu pasveikinti su gražiu miestelio jubiliejumi. 520 metų, tai daug? Taip, žinoma, daug. Kaip miesteliui, manau, Lietuvoje yra nemažai. Kuo šis miestelis yra ypatingas žmonėms, čia gyvenantiems ar atvykstantiems? Kuo jis yra turtingas? Šis miestelis ypatingas yra tuo, kad jisai randasi labai gražiose vietose. Gamtovaizdžių, kraštovaizdžių ir savo kalnais, pievomis ir didžiulių Sartų ežerų. Tai yra išskirtinė vieta, unikali vieta. Kriaunų seniūnijoje turime 33 ežerus.
Tai tikrai esam turtingi vandeningomis vietomis, gražiomis, unikaliomis. Yra draustinis Sartų regioninio parko, Gražutės regioninis parkas šalia. Tai įsivaizduokite, kokia gamta. Čia suskrenda tūkstančiai gražiausių, įspūdingiausių paukščių. Ką palinkėtumėte šio krašto žmonėms, svečiams, kurie dabar atvyko į šventę? Žinoma, šitą šventę kartosi su kiekvienais metais ir su vis didėjančiomis datomis. Ką palinkėtumėte šio? Žmonėms noriu palinkėti vieno. Gyvenkite, džiaukitės, mylėkite ir būkite mylimi, nes tai yra gyvenimas, o daugiau viskas ateina savaime. Tai mano tokie būtų palinkėjimai ir kriauniečiams, ir visiems Lietuvos žmonėms, ir už jos ribų. Ačiū labai. Tai dar kartą sveikinu su gražia švente ir iki pasimatymo šventėje. Labą dieną. Norėjau jūs pakalbinti. Visų pirma, sveikinu su gražia Kriaunų miestelio švente. 520 metų. Iš kur jūs atvykote? Ar vietinės? Iš Kretingos. Net iš Kretingos. Taip. Smagu. Ir ko tikitės iš šios šventės šiandien? Ko tikiuosi? Gerų vakarų. Gerą vakarą. Ar pirmą kartą šiame krašte esate? Ne, aš esu gimusi ir augusi čia. Kriaunuose? Šio rajone, Kamajuose. Ai, Kamajuose. Tai netolimi kaimynai. Taip. Tai ką, linkiu gražios šventės jums, gerai praleisti laiką. Visų pirma, sveikinu su gražia švente Kriaunų miestelio. Ar vietinė esat? Vietinė čia. Vietinė kriaunietė, iš Bradesių kilusi. Dirbus mokyklą internate Antazovėj pedagoginį darbą, taip, 27 metus. Dabar jau pensijoje nebedirbu. Tai čia kiek metų jau praleista Kriaunų krašte miestelėje? Jau gal 12. 12 metai. Na ir kaip jums šitas miestelis, kaip šitas kraštas? Kaip mūsų Kriaunų seniūnija Bradesių kaimo, taigi, galima sakyti, arti gimtinės ir čia Pagirio malūnas mano pusseserė sūnaus, čia visa giminė randasi. Nu ir gyvenam. Daug metų suėjo, 520 vis dėlto. Aš tikrai net nesitikė, kad jie. Laukai gražiai sugulė, miškai žaliai sužėlė, baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė. Kiek rovė, neišrovė, kiek skynė, nenuskynė. Todėl, kad tu šventovė, todėl, kad tu tėvynė. Vienų namie mylėta, kitų svetur vadinta. Mamos karagėlėta, muziejui pakabinta. Atrodo, kad likščioliai per vėją, lietų, sniegą visi mes tartum broliai. Po tą skarą užmiegam, užmik ir tu, motulė, juodų arimų gėlė. Vaikai gražiai sugulę, rugiai žaliai sužėlė.